visada kelia sunkumų gynyboje ir reikia rinktis tada, kur ką atidengti ir kur rizikuoti, kuriuose vietose. Bet Subotkevič gali būti atakuojamas. Gynyboje tą paminėjo Tautvydas Šležas ir žalgiriečiai šiandien tikrai pasistengs tą padaryti. Rungtynės jau prasideda, greitai supažindinu jūs su abiejų komandų starto penketais. Žalgiris rungtynės pradeda tokiu starto penketu. Numeris 0 Ilija Kurucas, klaidinantis Pavlo Karasov ir pelnantis pirmuosius taškus šio vakaro rungtynėse. 10 numeris Gvidas Gicevičius, 23 Aleksas Biliauskas, 24 Dovydas Buika, 25 Mantas Laurenčikas. Kauno rajono Omega Tauras LSU starto penketas, numeris 5 Tomas Galeckas, numeris 6 Simas Šliogeris, numeris 11 Ignas Juškevičius, numeris 12 Šarūnas Vasiliauskas ir numeris 20 Pavlo Karasov. Giedrius Kurtinaitis pateikė tokį starto penketą, neleisdamas į Robert Subotkevič, o Simo Šliogerį mes jau esame įpratę pastaruosius kelius turus matyti komandos starto penketę. Daug energijos taip pat įneša šis jaunas Omegos žaidėjas į komandos žaidimą. Aleksui Bieliauskui rašyta pirmoji asmeninė pražanga ir Šarūnas Vasiliauskas pasirengęs grąžinti kamuolį vėlgi į aikštelę. Tomas Galeckas. Juškevičiaus imitacinė ten labiau užtvara. Pavlo Karasov iš krašto pelno 3 taškus. Ilija Kuruc pavėlavo. Dar kartą jūsų ekranuose šis epizodas pernelyg toli buvo atsitraukęs nuo Pavlo Karasov. Ir Karasovo negalima palikti taip laisvo. Besiginančioms komandoms iš karto baudžia Paulo už šią gynybinę klaidą. O Mantas Laurenčikas dabar turėjo galimybę atakuoti, iš toli to nedarė. Pelno 2 taškus prasiveržimu. Sezono rungtynes sužaidė antradienį Laurenčikas prieš Vilkaviškio Perlo grupinį pirkimą LT, pelnęs 21 tašką. Tose rungtynėse atkovojęs 4 kamuolius ir 3 juos perėmęs. Ignas Juškevičius arčiau krepšio, nėra pražangų, atsiprašo komandos draugų už šį tokį nevykusį iš pirmo žvilgsnio metimo. Igną Juškevičių labai gražiai atsiliepė Tautvydas Šležas prieš šias rungtynes, paminėdamas, kad Ignas yra vienas geriausių lygoje vadinamų undersize centrų ir jo žaidimo stilius ir apskritai tai, ką aikštė išdarinėja Ignas Juškevičius, yra tiesiog puikiai mokomoji medžiaga jauniesiams žaidėjams, kaip reikia užsimti pozicijas po krepšių ir kaip reikia kovoti dėl atšokusių kamuolių, neturint galbūt tų įspūdingų sprogstamų šuolio savybių, kurias kompensuoja kitais komponentais Ignas Juškevičius. Žalgiriečiai pelno 2 taškus pakartotinių bandymų, 6-3. Jie priekyje 3 taškais. Juškevičius buvo su kamuoliu. Galeckas prieš Laurenčiką. Čia sudvigubinta gynyba su Bieliausku. Juškevičius paleidžia 3 taškį metimą ir rodo mums, kad gali pataikyti ir iš toli. Štai tokia staigmena Aleksui Bieliauskui. Ir tikrai netikėtumas yra Žalgirio komandos trenerių štabui. Na, mes žinome, jeigu čia būtų šioje situacijoje Robertas Kelečius, tai jis 99 kartus iš 100 tikrai mestų iš 3 taškų zonos, o Ignas Juškevičius, na, geriausiu atveju gal 10% tokių situacijų išnaudotų, paleisdamas tokį tritaškį, bet pataiko pirmąjį ir galbūt tai įžanga į tai, ką matysime šiose rungtynėse dar ne kartą. Vasiliauskas prilipęs prie jo Gicevičius, Vasiliausko reidas, gražus klaidinantis judesiai ir 2 Šarūno Vasiliausko taškai. Nepadėjo ir Buikos pagalba gynyboje, 8-6 priekyje Omega Tauras, 5-0. Laimintis savo atkarpą Laurenčikas iš krašto per Galecko rankas ir kol kas atkovoti kamuoliai yra problema. Omega Tauras LSU nuo to turėtų prasidėti visas žaidimas. Pirmose tarpusavio rungtynėse Omega Tauras labai stipriai pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių Žalgirio komandai, kuri geriausiai kovoja lygoje ir geriausiai lipo ant lentos. Antrose rungtynėse šie skaičiai jau buvo apylygus. Tiesa, tai nesutrukdė Omegai iškovoti pergalių. Apie tas rungtynes atskirai mes dar pakalbėsime ir transliacijos metu, bet Giedrius Kurtinaitis prieš rungtynes kaip vieną pagrindinių faktorių ir nurodė, kad viskas prasideda nuo lentos rungtyniaujant prieš Žalgirio komandą. Žalgiriečiai beveik po 43 kamuolius per rungtynes susirenka nuo lentos ir pagal šį rodiklį be konkurencijos pirmauja lygoje. Ilija Kurucas pataiko vieną baudos metimą iš 2 iki minimalaus skirtumo švelnina atsilikimą. 7-8. Juškevičius atviroje aikštėje iki galo link krepšio nesiveržė. Vasiliauskas
Juškevičiaus užtvara, gražus 2 prieš 2, Vasiliausko flauteris ir neturi kito pasirinkimo žalgiriečiai šios atakos metu. Pražanga yra įrašoma Ilijai Kurucui, pirmoji asmeninė ir ketvirtoji komandinė žalgiriečiams. Bonusų situacijoje jau atsidūrė aikštės šeimininkai, o Ignas Juškevičius prie baudos metimų linijos pataiko pirmąjį baudos metimą Juškevičius. Galite matyti ant Juškevičiaus dešinio peties užklijuotą specialų pleistrą, kuris padeda šiek tiek kovoti su skausmu, su skaudančiu pečiu. Rungtyniauja Ignas Juškevičius jau ne pirmą savaitę, bet žinant šio žaidėjo kovingumą, charakterį, tai ne taip paprastai galima eliminuoti iš rotacijos. Sumeta abu baudos metimus Juškevičius. Gera intencija į geras rungtynes, prieš tai pataikusi ir tolimą metimą. 10-7 priekyje Omega Tauras LSU. Laurenčikas leidžia jam kirsti į baudos aikštelę Tomas Galeckas. Rizika pasiteisino, Laurenčikas turėjo galimybę ir erdvės išsimesti metimą iš vidutinio nuotolio, bet jo nepataikė. Vasiliauskas kerta į baudos aikštelę, dalyjasi kamuoliu su Juškevičiumi ir Ignas nesustabdomas rungtynių pradžioje ir pirmo ketvirčio pusėje. 7 tašką pelno Juškevičius. Dovydas Buika prieš Simą Šliogerį. Nepavyko sužaisti pačiam. Čia iš 3 taškų zonos atakuoja Ilija Kurucas. Pabandė taip pat nustebinti Omegos Tauro LSU priekinės linijos žaidėjus, bet pataikyti nepavyko. Juškevičius nepatogų perdavimą ten gavo. Čia greitoje atakoje Ilija Kurucas daro tai, ką mėgsta daryti labiausiai, deda iš viršaus ir po Kuruco dėjimo 9-12. 3 taškai skiria komandas, sužaidus jau daugiau nei 4 minutės pirmajame ketvirtyje. Vasiliauskas kerta į baudos aikštelę, nepatogia kairė ranka paleidžia sudėtingą metimą, kuris nėra taiklus. Gicevičius nežiūrėdamas atiduoda perdavimą Buikai. Ilija Kurucas ne pirmą kartą šiose rungtynėse ir pirmajame ketvirtyje renkasi kamuolius puolime ir kiek žalgiriečiai turi antrųjų šansų. Bent jau kol kas Omegai susitvarkyti po lenta tikrai nepavyksta. Bieliauskas prieš Juškevičių. Rungtynių arbitrai rodo, kad baigėsi atakai skirtas laikas. Niekas neperspėjo ten Alekso Bieliausko. Ir galbūt ir perdavimo jau šiuo atveju atiduoti Aleksui nebereikėjo. Keitimai žalgiriečių komandoje. Nedas Raupelis ir Majus Bulanovas pasirodo aikštelėje. Be Manto Juzėno dar reikėtų paminėti, taip pat Dominiko Dauborio nėra, kuris susirgo grįžęs iš stovyklos prieš pat šias rungtynes. Basketball Without Borders, krepšinis be sienų stovykloje dalyvavo Dominikas Daubaris, bet kelionės metu grįžtant į Lietuvą susirgo. Nepavyko Omegai užpulti. Bulanovas atidavė kamuolį Buikai. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Kelečius pasirodęs Omegos gretose, pramiega dabar po krepšiu atsidūrusi Neda Raupelį, kuris pelno pirmuosius taškus savo komandai. Vėlgi 1 taškas skiria komandas. Abi rungtynės šiame sezone tarpusavyje tarp Omegos Tauro, LSU ir Žalgirio vyko labai apylygiai. Pirmasias rungtynės Omega laimėjo 4 taškų skirtumų, antrasias vos 2. Simo Šliogeris suteikia antrąjį šansą Omegai šios atakos metu. Vasiliauskas kaip gražiai pakeičia savo sprendimą. Buvo akivaizdu, kad norėtų nerti po krepšių ir iš kitos pusės atlikti tą metimą, bet pamatęs, kad yra pagalba gynyboje, atakavo suvaldęs savo kūną visiškai iš kitos pozicijos. Po jo taškų 14-11 priekyje Omega Tauras LSU. Grįžtant dar į tas pirmasias rungtynes, kurias Garliavos sporto centre Omega Tauras laimėjo prie Žalgirio antrąją komandą 80-76, tai žalgiriečiai ten taip pat laimėjo kovą po krepšiu, bet tai jų neišgelbėjo ir Robertas Botkevič rungtyniavo puikiai Omegos gretose, pelnęs 21 tašką po 13 taškų rinko Robertas Kelečius ir Dominikas Domarkas, kurio
šiandien nėra, o Dovydas Buika buvo rezultatyviausias žalgiriečių gretose su 22 taškais. Rezultatyviausias jis buvo žalgiriečių gretose ir antrose rungtynėse, kuriuose rinko 21 tašką. Mantas Juzėnas ten pridėjo 11, Omegos Tauro gretose vėlgi Robert Subotkevič su 21 taškų buvo rezultatyviausias. Šarūnas Vasiliauskas pridėjo 16 taškų ir jo tritaškis ketvirčio pabaigoje išplėšęs pratęsimą dar ir dabar karaliauja 7bet nacionalinės krepšinio lygos socialinės sklaidos kanaluose. Jeigu neteko jo matyti, tai pabandykite susirasti. Žalgiriečiams ta rungtynių pabaiga buvo tokia, kurios prisiminti šių rungtynių aikštės šeimininkai turbūt net ir nenorėtų. Likus ketvirtyje žaisti maždaug 5-6 sekundėm Aleksas Beliauskas galėjo tiesiog ramiai pasiėmęs kamuolį jį išlaikyti savo rankose, bet nusprendė rizikuoti, dėjo į krepšį, įdėti nepavyko ir per kelias sekundės Šarūnas Vasiliauskas mėgė fantastišką tritaškį išplėšusį pratęsimą rungtynėse ir po to pergalę Omegai Taurės LSU rezultatu 73-71. Gustas Kučinskas aikštelėje pasirodęs, dirbo su Dovydu Buika, nedaug trūko iki klaidos, gera Kučinsko gynyba, o prieš Nedą Raupelį jau sudėtingiau, bet pagalboje buvo Robertas Kelečius, tai ne Motais Raupeliui, kuris pats kartoja savo netaiklų metimą, grūsdamas kamuolį iš viršaus ir iki 2 taškų, vėlgi švelnindamas aikštės šeimininkų atsilikimą 13-15. Kelečius, Subotkevič, prieš jį Bulanovas, gali sužaisti ir vienas. Subotkevič meta gana sudėtingą metimą. Dovydas Buika kovoja dėl atšokusio kamuolio, pražanga bus įrašyta Robertui Kelečiui, pirmoji asmeninė ir dar tik trečia komandinė Omegai Taurės LSU, likus mažiau nei 3 minutėms iki pirmo ketvirčio pabaigos. Turės prabangą kiečiau pasiginti Giedriaus Kurtinaičio auklėtiniai likusi laiką pirmajame ketvirtyje. Kajus Mikalauskas buvo su kamuoliu, Buika į kraštą Bulanovui, Bulanovas iš 3 taškų zonos meta ir pataiko. Milis Baltrimavičius ten kiek vėlavo gynyboje, mindamas liniją. Vis tik pataikė žalgirietis, rezultatas lygus 15-15. Subotkevič. Čia jau susikūrė pats erdvės, čia yra Robert Subotkevič, prie kurio mes esame pripratę šiame sezone, prie kurio mes buvome pripratę ir praėjusiais metais Palangos Olimpo komandoje ir puikus Subotkevič darbas. Vėlgi išveda į priekį Omega Taurą. Robertui Kelečiui sunku prieš Nedą Raupelį. Raupelis, nežinau kodėl, dabar nusprendė užsibaigti šią ataką silpnesnė kairė ranka ir to padaryti nepavyko. Baltrimavičius, Kelečius, užtvara Gustui Kučinskui. Vėl Baltrimavičius. Subotkevič rankose kamuolys, negalima taip duoti erdvės. Robert Subotkevič, kuris tiesiog laisvus metimus išsimeta įkirtęs žingsnį 2 į baudos aikštelę. Dar kalbant apie rotaciją, po 2 praleistų rungtynių Gustas Kučinskas grįžo į Omega Taurės LSU sudėtį. Ir prieš šias rungtynes Giedrius Kurtinaitis taip pat minėjo, kad artėjant sezono galui visi žaidėjai bus reikalingi. Ir ta rotacija bus reikalinga taip pat didesnė. Kajus Mikalauskas nukrenta jam kamuolys į rankas, nesusigynė. Gustas Kučinskas ten po krepšiu prasižengia prieš Mikalauską. Mikalauskas čia pelno dar 2 taškus ir stos prie baudos metimų linijos. 17-17 lygus rezultatas, likus žaisti minutį 20 sekundžių iki pirmo ketvirčio pabaigos. Kajus Mikalauskas beje būtent prieš Omegos komandą žaidžia geriausiai šiame sezone, imant visas komandas likusias 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Vidutiniškai pelno po 8 taškus ir renka po 5,5 naudingumo balų ir šie skaičiai yra geresni negu bendrai Mikalauskas demonstruoja šiame sezone, vidutiniškai po kiek daugiau nei 3 taškus pelnydamas. Šiose rungtynėse bent jau pirmajame kėlinyje štai ir užduoda toną ir vėl sėkmingam savo pasirodymui. Žiūrėsime, kaip bus toliau. Vasiliauskas nusimeta Juškevičiui. Juškevičius vieną tritaškį jau pataikė panašioje situacijoje rungtynių pradžioje. Čia nepavyksta sugauti perdavimo. Jokūbas Rudaitis bėga į priekį, nepavėjamas, nesugaunamas, taškų pelnyti nepavyko. Čia Raupelio taškai tikrai nebus skaitomi, kadangi dar prieš tai rungtynių arbitrai užfiksavo Baltrimavičiaus pražangą, kuri siunčia Jokūbą Rudaitį prie baudos metimų linijos.
Jokūbas Rudaitis taip pat žaidė sezono rungtynės antradienį prieš Vilkaviškio Perlą grupinį pirkimą LT. Pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą, pelnė 23 taškus, atkovojo 6 atšokusius kamuolius ir surinko net 25 naudingumo balus. Puikus jo pasirodymas, vėlgi gera sportinė forma. Dabar pataikytas vienas baudos metimas iš 2. Nors šiame sezone 81 procentų taiklumų nuo baudos metimų linijos atakuoja Jokūbas Rudaitis. Ir antradienį prieš Perlo komandą beveik neklydo nuo baudos metimų linijos, pataikęs 6 baudos metimus iš 7. Tomas Galeckas prieš jį Mikalauskas. Vizgirdo imitacinė užtvara, naudojasi Galeckas. Juškevičiaus užtvara veržėsi į kairę. Čia Juškevičius užsiėmęs puikią poziciją po krepšių prieš Kajų Mikalauską. Ir apie ką kalbėjome rungtynių pradžioje. Vėlgi šita ataka bus rodoma kaip medžiaga jauniesiams žalgiriečiams ir Tautvydas Šležas tikrai pabrėž, kaip reikia užsimti pozicijas po krepšių. 19-19, lygus rezultatas, 20 sekundžių iki pirmo ketvirčio pabaigos. Bulanovas prieš Vasiliauską pats veržėsi iki galo, pelno taškus. Vasiliauskui ten nepavyko išmušti kamulio Bulanovui iš rankų ir žalgiriečiai priekyje. Paskutinės 8 sekundės ir galima parepetuoti Omegai vėlgi tą paskutinės atakos metimą, jeigu jo ir vėl prireiks rungtynių pabaigoje. Kajus Vizgirdas atakuoja iš vidutinio nuotolio. Na, drįšiu spėti, kad jeigu reikės rungtynių pabaigoje mesti, ne Kajus bus tas žaidėjas, kuris išsimes metimą aidint sirenai. Po pirmųjų 10 minučių 21-19 atkakli kova Žalgirio treniruoti šias rungtynes ir vylėsi, kad jį turėtų eliminuoti tą sąlyginę fizinio nuovargio sąlygą, kuri galėtų galbūt kamuoti žalgiriečius po rungtynių antradienį prieš Vilkaviškio Perlą. Omega Tauras ilsėjosi, rodo, kad ilsėjosi ir Šarūnas Vasiliauskas, dabar vėlgi nerdamas pro galinę liniją ir pranėręs pro krepšių. Pelnantis jau 6 tašką rungtynėse, nesustabdo žalgiriečiai kol kas Igno Juškevičiaus, 9 jo pelnyti taškai per pirmasis 10 minučių. Koks epizodas Nedui Raupeliui, kabinamas kamuolys iki lubų, kyla Nedas Raupelis ir deda iš viršaus, nepadėjo nei Kajus Vizgirdo gynyba. 23-21, vėlgi priekyje Žalgiris. Galeckas, Ignas Juškevičius, gali žaisti nugarą. Nusimeta Vizgirdui, Vizgirdas iš vidutinio nuotolio demonstruoja, kad gali pataikyti ir iš tokių padėčių, nors pirmojo ketvirčio pabaigoje atakavęs paskutinėmis sekundėmis dvitaškio ir nepataikė. Mikalauskas, Bulanovas prieš Šarūną Vasiliauską žaidžia iki galo. Majus Bulanovas, drąsos netrūksta, akiplėšiškumo taip pat. Ketvirtasis Bulanovo taškas ir pirmajame ketvirtyje jis taip pat atakavo Šarūną Vasiliauską gynyboje. Jau kitoje aikštės pusėje Ignas Juškevičius stato užtvarą Tomui Galeckui. Galeckui laisvas koridorius, tarsi raudonas kilimas nutiestas, ko nenorėtų matyti Žalgirio komandos treneriai. Ir 2 Galecko taškai vėlgi lygina rungtynių rezultatą 25-25. Rudaitis. Bulanovas stato užtvarą, Rudaitis iki galo. Pavyksta ten suvaldyti korpusą. Pirmuoju bandymu Rudaitis nepataiko, bet vėlgi niekas iš Omegos komandos neatkovojo kamulio po Rudaičio netaiklaus metimo. Stos Jokūbas prie baudos metimų linijos. Turi problemų Omega Tauras LSU su žalgiriečiais kovoje dėl atšokusių kamuolių. 13-5 šiuo metu toks yra rezultatas atkovotų kamuolių grafoje ir visų pirma reikėtų čia besti pirštų, siekiant Omegai Taurui gerinti rodiklius ir vaizdą aikštelėje. Jokūbas Rudaitis įsigudrina pramesti antrą baudos metimo šiose rungtynėse, nors, kaip minėjau, turi daugiau kaip 80 procentų pataikymą šiame sezone nuo šios žymos. Nepataiko ir antro baudos metimo, bet rungtynių arbitrai rodo, kad kažkas iš kauniečių, o greičiausiai Ignas Juškevičius, bus kiek per anksti įžengęs į baudos aikštelę kovoti dėl šio atšokusio kamulio. Žalgiris dabar žaidžia labai aukštą priekinę liniją. Nedas Raupelis ir Ilija Kurucas vienu metu yra aikštelėje. Pažiūrėsime, ką šis bokštų duetas atneš naudingo aikštės šeimininkams, kurie dabar priekyje viso labo 1 tašku. Vasiliauskas, Juškevičiaus užtvara.
Pakyla ten po išsikeitimo gynyboje ir Nedas Raupelis. Vasiliauskas veržėsi iki galo, nepataiko. Vienas retesnių epizodų, kada Omega Tauras turi antrojo šanso galimybę ir ją štai taip paverčia taškais. Rokas Kondratavičius piktas ir nepatenkintas, kadangi niekas po atkovoto kamulio net ir neskubėjo prie Šarūno Vasiliausko, o Šara dabar daugiau kaip 12 sužaistų minučių šiose rungtynėse. Be atkovotų kamuolių grafos, kurioje karaliauja žalgiriečiai, tai kamuolių dalyjasi kur kas geriau Omega Tauras LSU. 10 rezultatyvių perdavimų prieš 4 Žalgirio. Na, dauguma tų perdavimų, žinoma, rezultatyviais tapo ir pavirto kamuoliui nukeliavus iki Igno Juškevičius pirmajame ketvirtyje. Lygina rezultatą žalgiriečiai. 28-28. Laurenčikas prilipęs prie Tomo Galecko. Nenori suteikti nė trupučio erdvės aikštėje. Vasiliauskas. Nepavyko ten išlaisvinti Robertsų Botkevičius. Tenka žaisti 2 prieš 2 dabar Vasiliauskui su Ignu Juškevičiumi. Nepatogia kairė ranka atakuoja Šaras. Pataikyti nepavyksta, bet rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą kovoje dėl atšokusio kamuolio Ilija Kurucui. Antroji asmeninė pražanga jaunajam Latvijos talentui. Tai reiškia, kad 14 sekundžių savo atakai vėlgi turės Omega Tauras. Ignas Juškevičius galėtų paleisti antrą tritaškį, vieną jau pataikė pirmajame ketvirtyje. Čia vėlgi pražanga apačioje. Mantui Laurenčikui turėtų būti įrašyta nuobauda. Ne, Jokūbui Rudaičiui vis tik pirmoji asmeninė pražanga šiuose rungtynėse. Vietoje Raupelio Aleksą Bieliauską kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Rokas Kondratavičius. O Omegos gretose Robertas Kelečius vėlgi grįžta vietoj Kajaus Vizgirdo. Roberto Kelečiaus svarbą išskyrė Giedrius Kurtinaitis taip pat ir labai pasidžiaugė, kad pagaliau žaidėjas grįžo į rotaciją. Mes žinome, ką Robertas gali aikštėje, dar prisimename ir praėjusiame Becif Lietuvos krepšinio lygos sezone, kaip jis rungtyniavo Kėdainių Nevėžio gretose. Ir na, šis pasirašymas prieš šį sezoną su Robertu Kelečiumi, aš drįstu sakyti, tai buvo vienas skambiausių Omega Tauras LSU gretose. Vasiliauskas atiduoda perdavimą Kelečiui. Vėlgi Vasiliausko rankose kamuolys. 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Reikia improvizuoti. Vasiliauskas išprovokuoja pražangą. Štai jums patirtis, štai jums agresyvumas, štai jums krepšinio protai. Gicevičiaus pražanga, nors ne visai norėtų su juo sutikti Gvidas Gicevičius, bet kontaktas į korpusą buvo, nors aiškinasi dar dėl ir kitų situacijų Giedrius Kurtinaitis su rungtynių arbitrais, o Vasiliauskas prie baudos metimo linijos gali tapti pirmuoju dviženklininku šiose rungtynėse, jeigu pataikys baudos metimą. O tą padaryti Vasiliauskas turėtų, ką ir padaro, kadangi šiame sezone nuo baudos metimų linijos atakuoja beveik 84% tikslumu. Ir yra antras žaidėjas komandoje pagal daugiausiai baudos metimų metančių žaidėjų skaičių, kadangi Ignas Juškevičius yra be abejo labiausiai atakuojamas ir mušamas po krepšiu gavęs kamuolį. Juškevičius yra daugiausiai baudos metimų metantis Omega Tauras LSU gretose. Vasiliauskas yra antras. Dovydas Buika pelno 3 taškus, nespėja Robertas Kelečius prie jo. Ir po Buikos pirmųjų taškų šiose rungtynėse žalgiriečiai vėlgi priekyje. Šarūnas Vasiliauskas, jo flauteris prašo pražangos iš rungtynių arbitrų. Jų nėra, kaip reikiant antrajame kėlinyje užsikūrė Vasiliauskas. Laurenčikas Rudaičiui, vėlgi grįžta kamuolys iki Laurenčiko. Erdvė jo prasiveržimų žingsniuoja Laurenčikas. Pakėlė turbūt ir atraminę koją. Ir rungtynių arbitrai fiksavo šį veiksmą, kad Laurenčikas kartu pakėlęs tą koją spėjo dar ir padėti. 32-31 Omega Tauras LSU. Priekyje 1 tašku, atkakli kova, kokios ir galėjome tikėtis šiuose rungtynėse tarp abiejų Kauno komandų. Ignas Juškevičius, Galeckui atiduotas kamuolys. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Galeckas ten gerą perdavimą įkiša Juškevičiui. Bieliauskas su Rudaičiu dviese neuždarė perdavimo linijos ir yra priversti prasižengti žalgiriečiai, kurie jau bonuso situacijų nesužaidus dar nei 4 minučių antrajame ketvirtyje.
Nepavyko ten įmesti perdavimo Subotkevič, kuris gudriai bandė kirsti į baudos aikštelę. Simas Šliogeris pasirodė Omegos komandos gretose penkete. Vėlgi ta pati situacija, na, Galeckas turėjo akimirkai ten galimybę atiduoti kamuolį Robert Subotkevič, bet vis tik pasielgė kitaip. Dabar Subotkevič su kamuoliu ganėtinai sudėtingai išsirango šios situacijos metu, bet viskas efektyvu ir viskas gražu, kas gerai baigėsi, žvelgiant iš Omegos tauro LSU perspektyvų. 2 taškai Subotkevičiaus sąskaitoje, 4. taškas šiose rungtynėse. Gicevičius užtvara Laurenčikui, Buika gali paleisti ir metimą per rankas, negali nuleisti rankų Subotkevič prieš Dovydą Buiką. Buikos metimas iš 3 taškų zonos netikslus, Rudaitis suteikia antrąjį šansą, ten Bieliauskas po krepšiu ir kietos grumtynės su Juškevičiumi, Juškevičius nepatenkintas ir galime būti tikri, dėl ko gavo stiprų fizinį kontaktą ir ten iš pirmo žvilgsnio galbūt net ir smūgį Ignas Juškevičius, bet rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą, įžvelgdami neleistinus veiksmus Juškevičiaus gynyboje. Majus Bulanovas pasirodo aikštelėje žalgiriečių gretose, o Aleksas Bieliauskas prie baudos metimų linijos šiose rungtynėse dar nėra pelnęs taškų. Vienas komandos lyderių Aleksas Bieliauskas. Šiame sezone fiksuojantis daugiau nei 12 taškų ir beveik 14 naudingumo balų vidurkį per rungtynes. Pataiko dabar vieną baudos metimą iš 2. Vėlgi 2 taškai skiria komandas. Tomas Galeckas su kamuoliu. Įpusėjo antrasis ketvirtis, kuriame kiek dažniau priekyje Omega tauras LSU. Šliogeris pro galinę liniją. Numeta Subotkevič. Subotkevič reikia kažką daryti su kamuoliu. 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Nuo lentos pataiko Subotkevič. Ir po jo taškų vėlgi prieki 4 taškais dabar jau trūkteli Omega tauras LSU. Bieliauskas imituoja užtvarą prieš Laurenčiką. Bulanovas. Buika. Vaikšto kamuolys ties perimetru. Gvidas Gicevičius į veidą paleidžia 3-taškį metimą Ignui Juškevičiui. Šiokia tokia Omegos rizika, bet ji pasiteisino šiuo atveju. Tomas Galeckas. Nusimeta Šliogeriui. Ignas Juškevičius. Vėlgi, kiek dirba ir kiek energijos įdeda gynyboje Ignas Juškevičius, kad atsidengtų ir priimtų šį kamuolį. Bet rungtynių arbitrai čia fiksuoja pražangą puolime. Ir antroji asmeninė pražanga Ignui Juškevičiui. Turėtų būti komplimentai žalgiriečiams už sustovėjimą gynyboje praėjusios atakos metu. Buika. Gicevičiaus užtvara. Buika iki galo. Visiškai laisvas koridorius Dovydui Buikai. Pasimėgavimas. Toks laisvas krepšinis šiam žaidėjui. Dar nesant komandoje, bet vis dar žalgiriečiai dominuoja 14-8. Pagal po lenta susirinktus kamuolius. Linas Krivickas pasirodė aikštelėje po minutės pertraukėlės. Omega tauras LSU gretose. Subotkevič prieš Bieliauską gali išsivesti jį ir aukštai. Bieliauskas tiek aukštai nekyla ir yra baudžiamas Subotkevičius. Negalima duoti erdvės Robertui atakuojant ir apskritai varantis kamuolį vos įžengus į baudos aikštelę. Dabar rungtynių arbitrai fiksuoja Linui Krivickui pirmąją asmeninę pražangą rungtynėse. Omega tauras taip pat yra bonuse šiame ketvirtyje, kaip ir žalgiriečiai. Kiekviena pražanga bet kurioje aikštės pusėje potencialiai gali virstis 2 baudos metimais. Mantas Laurenčikas. Geras savalaikis perdavimas Aleksui Bieliauskui. Čia jau vadovėlinis 2-2. Galite dar kartą matyti iš žalgiriečių repertuaro. Nenorėjo trečią kartą ir prasižengti Ignas Juškevičius. Galime suprasti ir jo gynybo šios atakos metu ir pernelyg neapsunkino ten situacijos Bieliauskui. Subotkevič į kampą Šliogeriui. Šliogeris žingsniuoja. Dovydo Buikos sugniaužti kumščiai kyla į orą dėl gero gynybinio epizodo šios atakos metu ir žalgiriečiai po ilgesnės pertraukos medžiodami taškus savo atakos metu dabar galės
išlyginti, o galbūt net ir persverti rezultatą. Vasiliauskas po trumpo atokvėpio grįžta į aikštelę. Puikų antrąjį ketvirtį žaidžiantis Omegos komandos vienas labiausiai patyrusių žaidėjų. 13 taškų jau Vasiliausko sąskaitoje. Dovydas Buika iš 3 taškų zonos. Pasiseka čia Omegai, kad Buika nepataiko. Vieną tritaškį iš 4 šiuose rungtynėse yra įmetęs Buika. Žalgiriečių gretose Kajus Mikalauskas vėlgi grįžta ant parketo. Laurenčiukui bus suteikiamos poilsio minutės. Mikalauskas. Aleksas Bieliauskas. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos ir negi pražanga Ignui Juškevičiui. Ne, žingsnius fiksuoja rungtynių arbitrai. Tikriausiai šokas ištiko visą Omegos atsarginių žaidėjų suolelį. Jeigu trečią asmeninę pražangą gaus Ignas Juškevičius, kas apribotų šio žaidėjo minutės aikštelėje, tai padėtis po krepšių dar labiau apsunkėtų Omegai Taurės LSU, kadangi Kajus Vizgirdas, nors ir yra jaunas, didelį potencialą turintis žaidėjas, bet jam stumdytis su žalgiriečių priekinė linija tikrai yra vis dar nelengva. Linas Krivickas išvestas metimų iš 3 taškų zonos ir užtikrintai atakuoja atominę musę. Tokią pravardę turintis žaidėjas. Iki 5 taškų tolinantis Omega Taurą LSU 41-36. Mikalauskas norėjo išsivesti Robertą Kelečių. Aikštė bando gintis Omega Taurės LSU ir dabar žalgiriečiams reikia ieškoti skylių. Šios atakos metu taip išvestas metimui Kajus Mikalauskas iš 3 taškų zonos. Nepataiko, bet vėlgi ta pati problema, kuri kamuoja Omega. Nepavyksta atkovoti atšokusių kamuolių po netaiklių žalgiriečių metimų. Čia perdavimas Bieliauskui ir prie baudos metimų linijos bus siunčiamas Bieliauskas. Rungtynių arbitrai fiksuoja asmeninę pražangą Kajui Vizgirdui. Aleksas Bieliauskas, beje, 2023 metais yra tapęs nacionalinės krepšinio lygos čempionu su Žalgirio dublerių komanda. O praėjusiais metais atstovavo ir Lietuvos jaunių iki 18 metų Lietuvos rinktinė Europos čempionate, kur beje statistas tikrai nebuvo, buvo svarbus žaidėjas, pelnydavo beveik po 9 taškus, atkovodavo po 6 kamuolius ir rinkdavo daugiau nei po 8 naudingumo balus. 3 taškai skiria komandas. Prasidėjus prieš paskutinį minutį antrajame ketvirtyje, Linas Krivickas atsisako Vizgirdo užtvaros. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Reikia kažką daryti jau ir su kamuoliu Šarūnui Vasiliauskui. Išprovokuoja jis Bulanovo pražangą ir žalgiriečiai, kadangi yra bonuse šios atakos metu, Šaras stos prie baudos metimų linijos. Linas Krivickas ten kalbasi su Kajumi Vizgirdu. Galiu įgarsinti šiuos žodžius, net ir jų negirdėdamas. Kajus turėjo pakilti aukštai ties tritaškio liniją ir pastatyti kokybišką užtvarą Linui Krivickui. To nesulaukęs, Krivickas turėjo tiesiog nusimesti kamuolį Vasiliauskui ir 14 atakos sekundžių buvo sudeginta, o ataką išgelbėjo Vasiliauskas. Pataikantis pirmąjį baudos metimą dabar. 23 taškus antrajame ketvirtyje per kiek daugiau nei 8 sužaistas minutės yra surinkusi Omega Taurės LSU komanda. Na ir į gynybą atkreips dėmesį Rokas Kondratavičius didžiosios pertraukos metu. Galime net nebijoti, kadangi potencialiai žalgiriečiai gali praleisti ir arti 50 taškų pirmoje rungtynių pusėje. Kad tai neatsitiktų, Gvidas Gicevičius smeigia tritaškių metimų, artina žalgirį iki 2 taškų. 41-43. Su Butkevičius rankose kamuolys. Vizgirdo užtvara. Kelečius. Vėlgi Vasiliauskas. Nesinaudoja Kelečiaus užtvara. Nėra galimybės atiduoti kamuolio Kelečiui. Dabar reikia kažkaip surasti galimybę įmesti Kelečiui į baudos aikštelę kamuolį, kadangi buvo užsiėmęs poziciją Robertas Kelečius. Greitoje atakoje žalgiriečiai nepavėjami. Dovydas Buika elegantiškai pelno tašką. Transliacijos pradžioje Jusėnas yra susitrenkęs kelią rungtynėse prieš Perlo grupinį pirkimą LT antradienį ir šiandien šias rungtynės praleidžia, o Daubaris yra susirgęs. Omega Taurės LSU verčiasi be Dominiko Domarko, kuris
yra išvykęs ir kaip Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius. Dirba savo darbą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje. Visiška žalgiriečių klaida. Paliekant Šarūną Vasiliauską, griebėsi už galvos Kondratavičius dėl šio veiksmo. Na, čia tiesiog laiminga loterijos bilietą ištraukė aikštės šeimininkai, nepataikant Vasiliauskui iš 3 taškų zonos. 30 sekundžių iki ketvirčio pabaigos. Buika. Perdavimas Bulanovui. Gicevičius prieš Subotkevič. Atsitraukęs, meta ir pataiko iš 3 taškų zonos Gvidas Gicevičius. Toks rungtynių arbitrės Indrės Balnionytės Gecevičienės sprendimas ir 15 sekundžių antrajame ketvirtyje priklauso Omegai Tauras LSU. Šarūnas Vasiliauskas turėtų sulaukti kylančio Juškevičiaus statant užtvarą, taip ir yra. Juškevičiui atgal atiduoti perdavimo nepavyko, Simo Šliogerio flauteris baudos aikštelė, Juškevičius dar kovoja dėl šio kamulio. Šliogeris pelno taškus ir rungtynių arbitrai atrodo juos įskaito, taip, laiku dar spėjo prisiliesti prie šio kamulio, dar kartą pakartojimas jūsų ekranuose, taigi po pirmųjų 20 minučių Žalgirio surinko naudingiausias Omegos komandos krepšininkas. Šiandien Ignas Juškevičius taip pat pridėjo 9 taškus, tiesa visus jos pelnė pirmajame ketvirtyje, 8 surinko Robert Subotkevič, kuris dabar jau pradeda trečiąjį ketvirtį komandos penkete. Starto penkete Subotkevičiaus nebuvo, ten buvo Pavlo Karasov, kurio mes aikštelėje gan ilgokai ir po to nebematėme. Dovydas Buika su kamuoliu. Gicevičius prieš jį Subotkevič. Jokūbas Rudaitis turi ūgio pranašumą prieš Šarūną Vasiliauską. Galėjo užsibaigti ir pats, bet atlieka perdavimą Nedui Raupeliui ir nepasiteisina šis sprendimas, kadangi Nedas Raupelis tarsi ir situaciją susikūrė, bet pataikyti į krepšį nepavyko. Subotkevič tikrai gali atakuoti Jokūbo Rudaitį, gavęs kamuolį nugarą į krepšį. Ir neturi kito pasirinkimo Rudaitis, antroji asmeninė pražanga jam. Problemų su pražangomis taip pat neturi nei viena komanda kol kas. Didžiausias pražangų skaičius yra 2 surinktos pražangos, o Subotkevič dabar demonstruoja Rudaičiui, kad lengva antroje rungtynių pusėje gynyboje tikrai nebus. Jo tritaškis metimas. Subotkevič ir pirmose tarpusavio rungtynėse ir antrose pelnė po 21 tašką. Dabar pavyksta apsiginti Omegai Taurui. Simas Šliogeris spaudžia kamuolį prie krūtinės, o kitoje aikštės pusėje Tomas Galeckas bando užatakuoti žalgiriečius. Nedaug trūko iki pataikyto metimo, bet jo nėra ir faktas yra toks. Rungtynių arbitrė Indrė Balnionytė Gecevičienė rodo, kad 14 sekundžių savo atakai turės Omega Tauras LSU. Kartu su jie šioms rungtynėms teisėjauja Ignas Kutka ir Vytis Penelis. Ignas Juškevičius ten su kamuoliu. Pražanga bus įrašyta 9-ajam žalgiriečių numeriui Nedui Raupeliui. Omegos ataka, Vasiliauskas. Nepavyko atiduoti perdavimą Juškevičiui. Ten buvo galimybė Juškevičiui atiduoti perdavimą, kada jis akimirkai buvo atsidūręs pranašumo situacijoje prieš Laurenčiką, bet viskas baigėsi gerai. Omegai pelnyti 2 taškai. Trečiajame ketvirtyje vėlgi su gera energija. Omega pradeda antrąją rungtynių dalį. Buika. Raupelio užtvara. Išsikeitė gynybo iš pirmo žvilgsnio Omega, bet Subotkevič greitai sugrįžo prie Buikos. Dabar nepavyksta Buikai atimti galimybės metimui iš vidutinio nuotolio ir po Buikos taškų vėlgi per pusę pjaunama Omegos persvara. 2 taškai skiria komandas. Vasiliauskas. Juškevičius. Ir Gvidui Gicevičiui turėtų būti fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Nubloškiais tiesiog Igną Juškevičių. Netaip paprasta yra Juškevičių išversti iš padų, bet štai koks draugiškas Juškevičiaus gestas. Supranta, kad epizodas tik žaidybinis ir jokio konflikto čia nėra. Juškevičiaus rankose kamuolys, 10 sekundžių iki Omegos atakai skirto laiko pabaigos. Galeckas perdavimo Šliogeriui. Šliogeris kerta pro galinę liniją ir sulaukia Buikos bloko. Dabar jau greitoje atakoje žalgiriečiai. Laurenčikas taip pat gauna stogą nuo Simo Šliogerio. Gicevičius iš 3 taškų zonos
Džiaugsmas ant Omegos atsarginių žaidėjų suolo truko kelias akimirkas, na gražios rungtynės puolamojo stiliaus ir tokias visada yra gražu žiūrėti. Rudaitis prasižengė trečiąjį kartą šiose rungtynėse ir prisijungs prie Gvido Gicevičiaus pražangų klubo, į kurį Gicevičius įstojo sulaukęs taip pat trečiosios asmeninės pražangos trečiajame kėlinyje. O dabar Kristupas Smirnova kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Rokas Kondratavičius. Jokūbas Rudaitis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Fantastiškas rungtynės sužaidęs prieš Perlo grupinis pirkimas LT komanda. Vasiliauskas šokdina Gicevičių ir galėjo čia pamokomis apdalinti jaunąjį žalgirietį Šarūnas Vasiliauskas, bet nepavyko pataikyti iš tolimojo nuotolio. Veiksmas jau kitoje aikštės pusėje. Raupelis, Laurenčikas, Šliogerio. Aktyvios rankos šios gynybos metu nesutrukdo Laurenčikui susikurti metimo situacijos. Į kairį kraštą nubėgęs Laurenčikas meta iš kampų ir pataiko. 3 taškų žalgiriečių pranašumas. Juškevičius. Vėlgi Vasiliauskas, geras perdavimas Ignui Juškevičiui. Juškevičius išsirango tarp dviejų varžovų. Tarsi gynėjas žaidžia Ignas Juškevičius, po ilgos pertraukos taip pat pelno taškus. Juškevičius pirmajame ketvirtyje buvo surinkęs jų 9. Dabar trečiajame ketvirtyje sužaidus daugiau nei 3 minutės. Vėlgi pasižymi taškais. Puikiai sustovi gynyboje. Su Juškevičiaus pastangomis buvo apsiginta. Čia Laurenčikas daug perdavimų ore. Suklydus Omegos komandai. Gicevičius iš 3 taškų zonos nepataiko, o Vasiliauskas per daug įkyriai kovojo dėl šio atšokusio kamulio rungtynių arbitrų sprendimu. Pirmoji asmeninė pražanga bus įrašyta Šarūnui Vasiliauskui. Ir viso labo pirma komandinė trečiajame ketvirtyje Omegai Taurui LSU, kurios gretose vėlgi aikštelėje Linas Krivickas ir Robertas Kelečius. O žalgiriečiai turės 14 sekundžių savo atakai, kad ieškotų galimybės padidinti persvarą rungtynėse. Nedas Raupelis negali suprasti, kodėl rungtynių arbitrai atima iš jo kamuolį. Atima todėl, kad jų įsitikinimu nuo Nedo kamuolys paliko aikštelę. Perdavimas per visą aikštelę Robertui Kelečiui. Ir čia yra maestro Šarūnas Vasiliauskas. Ant lėkštutės pakabintas kamuolys ir Roberto Kelečiaus rezultatyvus išpildymas. Vėlgi priekyje Omega Tauras 54-53. Buika. Užspausta ten užspaustas gynyboje Vasiliausko ir Krivicko. Rungtynių arbitrė fiksuoja pražangą Šarūnui Vasiliauskui. Vasiliauskas užsidengė akis, siekdamas apsaugoti rungtynių arbitrus nuo deginančių žvilgsnių už sprendimą šios atakos metu. Ir vėl 14 sekundžių žalgiriečio atakai. Vėlgi toks pat išsimetimas Nedui Raupeliui. Skirtumas toks, kad šį kartą Nedas sėkmingai ir užtikrintai priima kamuolį. Buikos Kersas perdavimas Kurucui. Kurucas mindamas liniją meta iš 2 taškų zonos labai netaikliai. Subotkevič gali nerti į greitą puolimą. Buika supranta, kad turės problemų ir paima išankstinę pražangą. Šioje situacijoje pirmoji asmeninė pražanga Buikai. Na, nežinau, ar Buika matė, kad komanda yra jau bonuse. 5. komandinė pražanga. Greičiausiai būtų matęs, turbūt nebūtų kirtęs per rankas Subotkevičiui. Būtų bandęs apsiginti taip, kaip jau situacija susidėliojo. O Subotkevič pelno 14 tašką, vejasi Šarūną Vasiliauską, kurio sąskaitoje 15 taškų. Ir šis Omega Tauras LSU duetas šiandien yra surinkęs 30 taškų iš 56. Omegos komandoje. Sužaidus daugiau nei 4 minutės, vėlgi priekyje šių rungtynių svečiai. Vaikosi Kajų Mikalauską, Linas Krivickas. Smirnovo perdavimas Kurucui. Išvestas Dovydas Buika metimui. Metimas netikslus, nors viską šios atakos metu turbūt gerai padarė žalgiriečiai ir treneriai neturėtų pretenzijų išskyrus už nepataikytą metimą. Šarūnas Vasiliauskas nusimeta Šliogeriui. Šliogeris iš 3 taškų zonos galėjo nubausti žalgiriečių komandą. Ne pačią taikliausią ranką, žinoma, iš 3 taškų zonos atakuojant turi Simas Šliogeris, bet pataikyti tikrai gali. Šio sezono metu yra tą nekartą jau ir daręs.
prieš įvairius varžovus. Ilija Kurucas į baudos aikštelę. Smirnovas paima kamuolį, kuris buvo skirtas Aleksui Bieliauskui. Bieliauskas žvilgsnių palydi Kristupą Smirnovą. Tarsi norėdamas paklausti, ką čia darai, bet viskas baigėsi rezultatyviai šios žalgiriečio atakos metu. Kelečius. Šarūnas Vasiliauskas su kamuoliu. Robertas Kelečius yra atsidūręs prieš Kristupą Smirnovą. Na, nežinau, kodėl nebando užsimti pozicijos ir priimti šio kamulio ir kaip apsunkinta ši ataka gavosi dabar. Šarūnas Vasiliauskas prieš sutrigubintą gynybą turėjo atakuoti, kairė ranka nepataikė. Kristupas Smirnovas taip pat nepataiko. Bieliauskas Mikalausko flauteris netikslus, bet žalgiriečiai daro, ką nori po Omegos krepšių, susirinkdami visus kamuolius, kiek jų iš šias rungtynės atsinešė rungtynių arbitrai. Kajus Mikalauskas veržėsi po krepšių ir pražanga fiksuojama Omegos žaidėjams, siunčianti Kajų Mikalauską prie baudos metimų linijos. Keturios minutės ir 12 sekundžių lieka iki trečio ketvirčio pabaigos, o Mikalauskas šiose rungtynėse pelnęs 3 taškus ir pataikęs vieną baudos metimo mestą pirmajame kėlinyje po situacijos 2+1. Dabar nuo baudos metimų linijos taip pat neklysta. Minėjau, kad Kajus geriausiai šiame sezone būtent atrodo prieš Omega Taurą LSU. Rinkdamas po 8 taškus per susitikimą, kada jo įprastas vidurkis šiandien taip pat yra jau viršytas. 3 pelnyti taškai. Ilija Kurucas kovoja dėl atšokusio kamulio ir iššaukė ginčą. Čia nusimdamas šį kamuolį, nepatenkintas ten tolimame plane, atkreipkite dėmesį, Giedrius Kurtinaitis, na kitaip ir būti negali. Atkovotus kamuolius tragiškai pralaimi šiandien Omega Tauras LSU ir vis dar sugeba laikyti lygų rezultatą ir netgi didžiąją dalimi pirmauti šiose rungtynėse. Galite įsivaizduoti, kaip situacija pasigerintų Omegos komanda, jeigu atkovotų kamuolių situacija daugiau mažiau aplygintų. Simo Šliogerio verpstė, metimas kairė ranka nepataiko. Robertas Kelečius rodo, kad taip pat gali atkovoti kamuolius puolime po netaiklių komandos draugų metimų. Išliks kamuolys Omegos žaidėjų rankose. 10 sekundžių dar iki atakai skirto laiko pabaigos. Bandymas išvesti Tomą Galecką. Galeckas išsilaisvina prieš Smirnovą. Neria į baudos aikštelę, nusimeta Linui Krivickui ir Krivickas nuo lentos paleidžia tritaškį, kuris išsisuka iš lanko. Kajus Mikalauskas jau rikiuoja komandos draugus. Aktyvios Krivicko rankos bandant išmušti kamuolį ir apsiginti nuo Mikalausko. O ten Simo Šliogeris, žinojęs, kad neturės didelių pranašumų prieš Latvijos talentą Iliją Kurucą. Pažeidžia taisyklės, turi tokią prabangą Omega Tauras, trečioji komandinė pražanga. Omegai Tauras, ketvirtoji komandinė pražanga, atkeliauja į bonusą situaciją ir tik pirmoji Simui Šliogeriui. Smirnovas kaip krapšto jam kamuolį iš rankų Robert Subotkevič ir Omega su kamuoliu. Tuščios minutės abiejose aikštės pusėse kol kas. Šarūnas Vasiliauskas išsiveda Aleksą Bieliauską toli, bet Bieliauskas kyla, taip pat nepaleisdamas Šarūno Vasiliausko. Vasiliauskas veržiasi į kairę pusę, prisidengia dešinę ranką, nepataiko, o žalgiriečio ataka, na čia buvo 3-1, Kajus Mikalauskas pataiko iš krašto. Nors iš pirmo žvilgsnio, jeigu metimas nebūtų buvęs tikslus, galbūt būtų prašęsis ir dar vienas perdavimas šios atakos metu, bet viskas gerai žalgiriečiams, kas gerai baigėsi. Jie vėlgi priekė šiose rungtynėse, likus jau mažiau nei 3 minutėms iki trečio ketvirčio pabaigos. Šarūnas Vasiliauskas, puikus perdavimas Juškevičiui. Ir čia Juškevičius nesugavo tvirtai šio kamulio, tai yra ne bėda. Šarūnas Vasiliauskas pelno tritaškį metimą ir priverčia nervintis Roką Kondratavičių. Dėl vėlgi nesustovėjimo gynyboje praėjusios atakos metu priekyje Omega. Ilija Kurucas prieš Subotkevič žingsniuoja. Čia norėjo persimesti kamuolį pro nugarą ir suklaidinti Robert Subotkevič, bet suklaidino pats save Ilija Kurucas. Beje, Ilija Kurucas yra Ispanijoje žaidžiančių Rodiono ir Artūro Kurucų žymiųjų krepšininkų brolis. Ir 2023 metais dar atstovavo Latvijos 16-mečių rinktinę, o čia rungtynių arbitrai
ir techninę pražangą fiksuoja. Omegos Tauro LSU komandai jis skirta, jei neklystų, Giedriui Kurtinaičiui. Jokūbas Rudaitis prie baudos metimų linijos. Šiose rungtynėse Rudaitis buvo pataikęs 2 baudos metimus iš 4, nors šiaip taiklę ranką turintis žaidėjas nuo baudos metimų linijos. 1 tašku nubaudžia Omegos komanda, kadangi kamuolys buvo Omegos žaidėjų rankose, po baudos metimų jis ir vėlgi išlieka Omega Tauras LSU pozicijose. Tomas Galeckas. Ignas Juškevičius stumdosi su Kajumi Mikalausku. Atkreipkite dėmesį, ten po krepšių Mikalauskas sugeba išstumti iš baudos aikštelės prieigų Igną Juškevičių. Užsidirba žinoma pražanga, bet už tai turėtų, aš manau, sulaukti Žalgirio trenerių plojimų. Kadangi Juškevičiui sulaukus kamulio po krepšių, ten didelių šansų Kajui tikrai nebūtų buvę. Prie baudos metimų linijos Ignas Juškevičius 11 taškų surinkęs šiandien, 2 baudos metimus metęs, abu pataikęs sezone nuo baudos metimų linijos, atakuojantis 63% tikslumu. 7bet nacionalinės krepšinio lygos čempionu tapęs praėjusiais metais su Jurbarko Kario Marvestos komanda, renkantis beveik po 21 naudingumo balą šiame 7bet NKL sezone ir šiuo rodikliu užimantis 4 vietą lygoje, nors tiesa per pastarąsias 2 rungtynes net po 25 naudingumo balus renka Juškevičius ir yra savo žaidimo kreivę dar labiau pakėlęs į viršų. Kajus Mikalauskas pabandė užslėptą perdavimą atiduoti Bieliauskui, bet Igno Juškevičiaus kūnas šią opciją panaikino. Tai reiškia, kad 9 sekundės dar lieka žalgiriečių atakai. Kajus Mikalauskas grąžina kamuolį ant parketo, Jokūbas Rudaitis lieka prieš Igną Juškevičių, ten su dvigubinta gynyba, kerta po krepšiu, sulaukia rungtynių arbitrų švilpuko, ko ir tikėjosi Jokūbas Rudaitis. Ignas Juškevičius nenorėtų sutikti su šiuo rungtynių arbitrų sprendimu, bet kamuolys išlieka žalgiriečių rankose, kadangi nuo Juškevičiaus kamuolys paliko aikštelę ir sugeba apsiginti Omega Tauras likus ten 4 sekundėm iki atakai skirto laiko pabaigos. Žalgiriečiai atakavo krepšį, Kelečius dalijasi kamuoliu su Butkevičiumi. Juškevičius įtraukia iš užgalinės linijos, 10 sekundžių. Juškevičius turėtų kilti aukštai, statyti užtvarą Vasiliauskui. Na, užtvara labiau imitacinė, Vasiliauskas ieško po krepšių Juškevičiaus. Kamuolys nebuvo lietęs lanko, jokio metimo nebuvo, dabar su Butkevič nepataiko, bet Juškevičius kovoja atšokus į kamuolį 2 kartus iš eilės. Štai toks yra kovingumo etalonas Omega Tauras LSU komandai. Ignas Juškevičius pyksta pats ant savęs. Ignas, na, žinoma, tik dėl neišnaudotų situacijų, bet galėtų pats save pagirti už kovingumą šios atakos metu, kadangi jau bent keliasdešimt sekundžių veiksmas vyksta prie Žalgirio komandos krepšio ir jis vyksta visų pirma dėl Igno Juškevičiaus kovingumo. Reikia poilsio minučių Ignui. Į aikštelę grįžta Emilis Baltrimavičius, Robert Subotkevič išvestas metimui, viską gerai padarė Omega, nepavyko pataikyti. Subotkevičiui iš krašto. Paskutinė minutė prasidėjusi trečiajame ketvirtyje, Rudaitis iki galo nesiveržė, Ilija Kurucas turi atakuoti Emilį Baltrimavičių, žino tą pats. Emilis susilaukia antrosios nuobaudos rungtynėse ir Ilija Kurucas stos prie baudos metimų linijos. Šiose rungtynėse Kurucas atrodo labai neblogai, 9 taškus yra pelnęs, kada jo įprasti vidurkiai sezone yra vos kiek daugiau nei 2 taškai per susitikimą. Nuo baudos metimų linijos Ilija Kurucas atakuoja 50% tikslumu. Dabar jau tiek nebetakuoja, kadangi prametus baudos metimą, žinoma, rodiklis krenta mažiau, 50%. Gali viską susigrąžinti Kurucas antrų baudos metimų, to ir padaro. 9 baudos metimų iš 18 šiame sezone ir vėlgi tas pats 50% tikslumas. Vienas taškas, kuriuo priekyje
Omega Tauras LSU, 35 sekundės iki ketvirčio pabaigos, aukšta trajektorija, Galeckas paleidžia metimą per Bieliauską, čia per giliai įmestas perdavimas Smirnovui, Smirnovas ten dar traukia kamuolį, bet pakišo po tankų Ilija Kuruca, kuris iš aikštės krašto kamuolio ištraukti pats neįlipęs į užribį jau nesugebėjo. Šarūnas Vasiliauskas su kamuoliu. Jeigu Omega Tauras laikys kamuolį iki pat atakai skirto laiko pabaigos, žalgiriečiams vis tiek dar liks bent 4-5 sekundės. Taip pat kažką sukurti greito šiame ketvirtyje. Šarūnas Vasiliauskas prisidengia korpusu, nepataiko. Emilis Baltrimavičius kartoja metimą, pelno taškus, 4 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Laurenčikas prieš 2 varžovus šokdina Galecką ir viską išpildo maksimaliai efektyviai. Šios atakos metu su Sirena pelno 2 taškus Mantas Laurenčikas, 62-63 po 3 ketvirčių ir niekas neaišku čia Žalgirio treniruočių centre. Viskas paaiškės ketvirtajame ketvirtyje, trumpa pertraukėlė. Omega Tauras LSU ekipų 63-62 prieš prasidedant lemiamoms 10 minučių šiame susitikime. Omega turi 1 taško pranašumą. Trečiąjį ketvirtį laimėjusi 18-16 ir trečiajame ketvirtyje Omega netgi laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių 13-12. Atsižvelgiant į tai, kad po 2 ketvirčių žalgiriečių persvara buvo 18-9 šioje grafoje. Kaip reikiant pakėlė savo vertę ir akcijas Omegos žaidėjai, bet viskas spręsis ketvirtajame ketvirtyje, kuris prasidėjo nesėkmingai bandant užpulti žalgiriečiams. Šarūnas Vasiliauskas laukia užtvaros iš Roberto Kelečiaus. Yra erdvės išsimesti kamuolį Šarūnui Vasiliauskui ir neklysta Vasiliauskas, jo tritaškis metimas vėlgi tolina Omega per 4 taškus, 21 tašką pelno Šarūnas. Kitoje aikštės pusėje Bieliausko užtvara Buikai. Laurenčikas gauna erdvės iš Tomo Galecko. Yra turbūt susitarimas. Giedriaus nurodymai Giedriaus Kurtinaičio, o Gvidas Gicevičius nepataiko iš krašto. Susitarimai yra turbūt duoti erdvės ir provokuoti metimui Mantą Laurenčiką iš tolimos distancijos, kadangi žinome, koks Mantas gali būti pavojingas veržintis arčiau krepšio, ir Omega Tauras LSU, žinoma, matė ir studijavo antradienio rungtynes žalgiriečių prieš Vilkaviškio Perlą grupinį pirkimą LT, kur Laurenčikas pelnė net 21 tašką ir pagerino sezono asmeninį rezultatyvumo rekordą. Subotkevič gauna perdavimą iš Vasiliausko, bet jokių pražangų nėra. Aleksas Bieliauskas rodo, kas yra oro karalius šiame Žalgirio treniruočių centre. Ir po jo dėjimų iš viršaus per pusę pjaunama Omegos persvara iki 2 taškų, 64-66. Vasiliauskas. Perdavimas Kelečiui. Kelečius turi erdvės, visiškai laisvas Emilis Baltrimavičius iš 3 taškų zonos nepataiko. Baltrimavičiui tiesiai į rankas krenta kamuolys, bet rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą kovoje dėl atšokusio kamuolio Tomui Galeckui. Pirmoji asmeninė pražanga Galeckui šiuose rungtynėse. Ir žalgiriečiai dabar turės galimybę ne tik išlyginti, o galbūt net ir persmerkti šių rungtynių rezultatą. Buika prieš jį Subotkevič. Išsikeitimas gynyboje. Juškevičius liko prieš Buiką. Numestas kamuolys į kampą Laurenčikui. Neskubėjo ten prie jo Tomas Galeckas, apie ką mes ir kalbėjom prieš keliolika sekundžių, ir ši rizika pasiteisina. Šarūnas Vasiliauskas iš 3 taškų zonos norėjo pražangos, dar
Visai neseniai pataikęs kosminį tritaškį metimą su pražanga iš aikštės vidurio. Dabar iš artimesnės distancijos tikėdamasis pražangos taip pat atakavo krepšį, bet nepataikė, klysta žalgiriečiai. Vasiliauskas. Daug kontakto čia ir vėlgi Žalgiris be pražangų stabdo Omega Tauras LSU komandos gynėja, dar ir pražanga fiksuojama. Dabar antroji asmeninė pražanga Tomui Galeckui. O vietoj Šarūno Vasiliausko Giedrius Kurtinaitis į aikštelę leidžia Simą Šliogerį. Laurenčikas su kamuoliu, Jokūbas Rudaitis. Raupelio užtvara. Vaikšto kamuolys ties perimetru, prie nuo Buikos atsitraukti taip kaip nuo Laurenčiko jau Subotkevič tikrai nerizikuos. Laurenčikas palindęs po krepšiu. Suvaikšto kamuolys iki Bulanovo. Bulanovas nepataiko, galimybė Omegai bėgti į greitą puolimą ir kaip apmaudžiai Subotkevič nesugauna šio Simo Šliogerio perdavimo. 2 prieš 1. Ten puolė Omegos žaidėjai, kurie dabar turi grįžti į gynybą. Likus žaisti 7 minutės ketvirtajame ketvirtyje. Bulanovas Laurenčikui. Laurenčikas į baudos aikštelę prieš Baltrimavičių. Na, čia 18 klaidinančių judesių ir ant paskutinio sužingsniuoja Mantas Laurenčikas. Nepatenkintas Rokas Kondratavičius šiuo auklėtinio sprendimu ir vietoj Laurenčiko grąžinantis į aikštelę Kajų Mikalauską, kuris su likusiais 4 komandos draugais penkete pabandys apsiginti nuo šios Omegos atakos. Ignas Juškevičius neatsargiai dalijasi kamuoliu ir čia dar arti, nes sportinės pražangos buvo, ko ir nori Žalgirio treniruočių centre susirinkę sirgaliai, bet paprastą pražangą fiksuoja rungtynių arbitrai. Ignui Juškevičiui, nors dabar tarėsi tarpusavėje, na, jeigu būtų peržiūros epizodas, taip, nebuvo jokio žaidimo į kamuolį. Galime paantrinti pagal faktus, kuriuos matėme. Nesportinė pražanga Ignui Juškevičiui. Trečia asmeninė ir Dovydas Buika prie baudos metimų linijos. Dovydas Buika šios rungtynės yra pelnęs 9 taškus, nuo baudos metimų linijos atakavęs iki šio momento dar nebuvo. Omega Tauras LSU tuo tarpu sužaidus kiek daugiau nei 3 minutės ketvirtajame ketvirtyje. Komandiškai prasižengia trečiąjį kartą ir sparčiai artėja į bonuso situaciją. Vieną baudą iš 2 pataikydami žalgiriečiai ne pirmą kartą šiame ketvirtyje atima iš savęs galimybę lyginti rungtynių rezultatą ir dabar 1 taškas yra likęs tarp komandų. Bulanovas veržiasi arčiau krepšio, nepataiko. Tomas Galeckas su kamuoliu. Ir pozicinė ataka Reks Omega. Gera Juškevičiaus užtvara. Vėlgi nedaug trūko iki klaidos šios atakos metu. Galeckas su kamuoliu. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Na, dabar 2 prieš 2 reikia žaisti. Numestas kamuolį iš Šliogerio. Iš Šliogerio improvizacija. Jokūbas Rudaitis blokuoja jo metimo, bet niekas nepasaugo Igno Juškevičiaus, kuris pelno 2 taškus ir priverčia Roką Kondratavičių prašyti minutės pertraukėlės, kad persvara turi didžią šių rungtynių dalį. Pažiūrėsime, ką po minutės pertraukėlės pavyks nuveikti abiejoms komandoms aikštėje. Kajus Mikalauskas su kamuoliu. Jo priežiūra patikėta Galeckui. Simas Šliogeris ir toliau lieka ant parketo. Buika išleidžia kamuolį už aikštės ribų ir nebe Šliogerio rankų ir pastangų nuo Simo kamuolys palieka aikštelę. Mikalauskas, Raupelio užtvara. Visus apgauna. Kajus Mikalauskas nesinaudoja Raupelio užtvara, pasirenka prasiveržimą į kairę. Ten Omegos žaidėjai buvo jau pasiruošę padėti gynyboje, bet į tą pusę, į kurią turėjo veržtis pagal statomą užtvarą. Kajus Mikalauskas apgavęs visus ir pelnęs 2 taškus. Mikalauskas artina žalgiriečius vėlgi iki vieno vienintelio taško rungtynėse. Baltrimavičius iš 3 taškų zonos per Buikos rankas pataiko jaunasis Omegos talentas ir po jo metimo vėlgi priekyje 4 taškų persvara Omega Tauras. Buika, Raupelis
Sudvigubinta gynyba prieš jį, nusimeta Mikalauskui. Mikalauskas iš 3 taškų zonos nepataiko. Baltrimavičius kūrė dar vieną sėkmingą epizodą. Šį kartą jau po žalgiriečių krepšių, įsirašydamas į savo sąskaitą atkovotą kamuolį. Galeckas, Subotkevič. Kaip aktyviai Bulanovas ginasi prieš Robert Subotkevič. Vėlgi Galeckas, 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Nepraėjo ten perdavimas Ignui Juškevičiui. Galeckas bandydamas susigrąžinti kamuolį, kurį Omega prarado pastarosios atakos metu. Prasižengė 3 kartą asmeniškai ir atveda Omega taurą LSU į bonusų situaciją šiame ketvirtyje. 4 komandinės pražangos. Šarūnas Vasiliauskas vėlgi ant parketo Giedriaus Kurtinaičio kariaunoje, o Gvidas Gicevičius grįžta į aikštelę aikštės šeimininkų penkete. Buika įžaidinėja kamuolį dabar. Turėtų jis atsidurti, turėjo Kajus Mikalausko rankose, vis tik Jokūbas Rudaitis jį laiko pats ir atrodo sprūsta Rudaičiui kamuolys iš rankų ir be Omegos žaidėjų pastangų. Tuščios pastarosios porą minučių aikštės šeimininkų puolime. Galeckas su kamuoliu. Nėra galimybės perduoti kamuolio Šarūnui Vasiliauskui ir toliau to ieško Omega tauras LSU. Galeckas veržiasi po krepšių, kaip išsirango ten tarsi vijurkas. Palindęs po Nedų raupeliu, Tomas Galeckas išprovokuoja raupelio pražangą ir stos prie baudos metimų linijos. Raupelis prasižengė 3 kartą šiuose rungtynėse, o Galeckas turės galimybę pelnyti taškus. Atrodo, turės galimybę dar ir padidinti savo taškų kraitį Omega tauras LSU, kadangi žalgriečiai buvo nubausti techninę pražangą. Ir Šarūnas Vasiliauskas prie baudos metimų linijos. Šiandien pataikęs 4 kartus iš 4, kada stovėjo čia. 5 baudos metimai iš 5, 5 taškai skiria komandas. Ir Tomo Galecko eilė pakeisti Vasiliauską prie baudos metimų linijos. Galeckas šiuose rungtynėse baudos metimų metęs dar nėra. Pirmąjį pataiko šiame sezone 59 procentų tikslumu. Atakuoja nuo šios žymos Tomas Galeckas. Antrai baudos metimą prameta. 6 taškai skiria komandas ir šie skaičiai, žiūrint į rungtynių kontekstą, yra pakankamai nemaži, kadangi visos rungtynės vyko lygiai. Jokūbas Rudaitis nusimeta kamuolį į kampą Kajui Mikalauskui. Nuo Omegos žaidėjų kamuolys palieka aikštelę. O Rokas Kondratavičius, matydamas, kad ir toliau neveikia visas mechanizmas taip, kaip jis norėtų, prašo dar 1 minutės pertraukėlės. Komanda yra atkovojusi 5. Ir dabar žalgiriečiai turi 9 sekundės dar savo atakai, kurios išpildymą ir ką paruošė šios minutės pertraukėlės metu buvo Rokas Kondratavičius. Išvysime netrukus. Dovydas Buika priima šį kamuolį, veržėsi pats į baudos aikštelę. Viskas elementaru, nepavyko užsibaigti Buikai. Subotkevič bėga į greitą puolimą, Linas Krivickas neforsuoja įvykių, nemesdamas tritaškio iš eigos. Čia rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą. 7 numeriui Jokūbui Rudaičiui, 4 asmeninė pražanga rungtynėse. Neima jo iš žaidimo Žalgirio komandos trenerių štabas. Mažiau nei 4 minutės iki rungtynių. Jau ir nebe tas laikas taupytis. Linas Krivickas iš 3 taškų zonos. Meta nepataiko Dovydas Buika, galimybė bėgti į greitą puolimą. Pats užsibaigė Dovydas Buika. Puikiai pašokęs išlaviruoja ir puikiai suvaldo korpusą. Po jo taškų 69-73 ir dabar auklėtų gynybinį kėlinį. Ir ketvirtajame kėlinyje sužaidus beveik 6,5 minutės. Omega tauras LSU į savo krepšį yra praleidę vos 7 taškus, strigęs kiek žalgiriečių puolimas, o patys pelnė 10. Pirmauja 73-69 prieš aikštės šeimininkus Omega. Subotkevičius su kamuoliu prieš Jokūbą Rudaitį. Nusimeta Galeckui. Galeckas besibaigiant atakai skirtam laikui meta iš 3 taškų zonos, nepataiko. Pražanga bus įrašyta greičiausiai
Ignui Juškevičiui kovoja dėl vietos po saulė, vietos po krepšiu, bloškiais ten Majų Bulanovą, 4 asmeninė pražanga Juškevičiui. O Omega Tauras LSU jau yra bonusų situacijoje, taigi Bulanovas prie baudos metimų linijos. Gali dar labiau priartinti žalgiriečius. Šiose rungtynėse baudos metimų Bulanovas dar metęs nebuvo, pataiko pirmąjį. Šiame sezone nuo šio žymos atakuoja 90% tikslumu Majus Bulanovas. Sumeta baudos metimus, per pusę vėlgi pjaunantis svečių. Persvara 73-71. Ir pačios svarbiausios 3 minutės šiose rungtynėse. Šarūnas Vasiliauskas. Tomas Galeckas su kamuoliu. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Prasimeta kamuolį pro nugarą Tomas Galeckas. Pražanga Bulanovui. Turėjo žalgiriečiai dar tokią prabangą prasižengti. 4. komandinė pražanga šiame ketvirtyje. Ten ir Aleksas Bieliauskas buvo aukštai pakilęs, stepultavo taip pat prieš Omegos krepšininkus. Na, toks yra turbūt susitarimas dabar žalgiriečių trenerių štabe. Šarūnas Vasiliauskas. 4 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Ignas Juškevičius sulaukia bloko nuo Alekso Bieliausko. Robertas Kelečius kovoja kamuolį puolime, krapšto jam jį iš rankų Dovydas Buika. Čia dviese prieš vieną žalgiriečiai. Aleksas Bieliauskas po krepšiu lygina rungtynių rezultatą. 73-73. Nepatinka tai, ką mato aikštelėje Giedriui Kurtinaičiui, kuris mačuose prieš Žalgirio dublerius pirmuosius 2 kartus Omega Tauras LSU prieš Žalgirį laimėjo. O Žalgiris įsikibęs nagais, dantimis ir viskuo, kuo tik tais įmanoma 4. ketvirtyje. Turėdamas -6 taškus grįžo į rungtynes ir grįžo į visiškai lygų rezultatą. Na, rungtynių, aišku, niekur nebuvo žalgiriečiai pametę, bet 6 taškai visiškai lygiose rungtynėse jau buvo šis tas Omegai. Dabar rezultatas lygus ir viską tenka kurtis iš naujo ir tobulai tą darė Šarūnas Vasiliauskas, įmetęs kamuolį po krepšių Ignui Juškevičiui. Juškevičiui prireikė 2 bandymų, bet visiškai nesvarbu. 2, 5, 8. 2 taškai yra svarbiausias faktas žalgiriečių krepšyje, žvelgiant iš Omegos pusės, prasidėjus prieš paskutiniai šių rungtynių minutį. Buika prieš Šarūną Vasiliauską. Gali mesti atšokęs Dovydas Buika, tą ir daro dabar Tomas Galeckas. Nesusivaldo ten pernelyg arti įlindęs į Dovydo Buikos cilindrą čia. Ir Dovydas Buika mes 2 baudos metimus. Šiuose rungtynėse 1 iš 2 baudos metimų yra pataikęs. Dovydas spės tapti beje jau rezultatyviausių žalgiriečių žaidėjų su 12 taškų, kadangi naudojosi žalgiriečių treneriai pirmosius 3 ketvirčius Ilija Kuruco pastangomis, bet 4. atrodo visiškai šias minutės perėmė Aleksas Bieliauskas ir nusprendė su Bieliausku pabaigti šį susitikimą žalgiris. Kurucas beje šiandien pelnęs 10 taškų pakartojo asmeninį rezultatyvumo rekordą, kurį buvo surinkęs lapkričio 16 dienos mače prieš Jurbarką Karį Manvesta. Lygų po Dovydo Buikos sumestų 2 baudos metimų. Vasiliauskas vėlgi aukštai kyla. Aleksas Bieliauskas bandydamas paspausti Šarūną Vasiliauską. 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Kelečius nepagaili perdavimo Subotkevičiui. Subotkevič neišnaudoja galimybės pelnyti tritaškio iš krašto. Jokūbas Rudaitis veržėsi ir pražanga Tomui Galeckui. 5. asmeninė pražanga Galeckui. Šios rungtynės Tomui yra baigtos. 3 taškus pelnė Galeckas, per aikštelėje praleistas 30 minučių. Taip pat atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Ir dabar galės stebėti tik nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Lemiama minutė ir 21 sekundė šiose rungtynėse. Prieš Omegą Jokūbas Rudaitis beje iki šių rungtynių nebuvo pelnęs taškų iš žaidimo. Tik 2 baudų metimus buvo sumetęs ir 2 taškus pelnęs per 2 iki šiol žaistas rungtynes. Dabar po 2 pataikytų baudos
metimų. Rudaitis yra pelnęs 5 taškus rungtynėse ir kadangi juos visus 5 taip pat susirinko 6 susirinko taip nuo baudos metimų žymos ir toliau išlieka nepelnęs taškų iš žaidimo būtent prieš Omegos komandą. Netai svarbiausia, Šarūnas Vasiliauskas bando lyginti rungtynių rezultatą, nerdamas po krepšių. Gicevičius ten gynėsi, iki galo gynėsi su kontaktų, pražangos rungtynių arbitrai nefiksavo. Ir 4 magiški septynetai rungtynių švieslentėje ir jūsų ekranuose. Likus žaisti tik kiek daugiau nei 1 minutę ketvirtajame ketvirtyje. Simas Šliogeris aikštelėje. Pakeitęs Tomą Galecką. Prasižengusi 5 kartus šiose rungtynėse. Dovydas Buika atakuoja, Šliogerį meta iš vidutinio nuotolio. Nepataiko, bet kokį kamuolį puolime ten ima Bulanovas, suteikdamas antrojo šanso galimybę žalgiriečiams. Buika 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Aleksas Bieliauskas iš 3 taškų zonos nepataiko. Buika ima atšokusi kamuolį ir viską puikiai iliustruojančios rungtynės. 3 Žalgirio šansai vienos atakos metu ir jie likus žaisti 30 sekundžių iki ketvirto ketvirčio pabaigos. Kelečius Subotkevič. Pati svarbiausia Omegos ataka prieš Buiką. Subotkevič atšoka, meta iš vidutinio nuotolio, nepataiko. Ten stumiamas Ignas Juškevičius, rungtynių arbitrai nepraleidžia pro akis. Dar kartą stebėkite pakartojimą šios situacijos metu. Aleksas Bieliauskas neteisus. Antroji asmeninė pražanga Bieliauskui, o dabar nervų išbandymas Ignui Juškevičiui. Šiose rungtynėse Juškevičius buvo sumetęs 4 baudos metimus iš 4. Yra pelnęs jau 17 taškų. Ir patys svarbiausi baudos metimai. Likus žaisti 17 sekundžių. Pirmasis skrieja pro šalį. Bus priversti prasiženginėti. Omega bonuso situacijoje yra su daugiau nei 4 komandinėmis pražangomis, taigi bus galima neišdeginti daug laiko. Dar vienas baudos metimas. Ignas Juškevičius taip pat skrieja pro šalį. Subotkevič ima svarbiausią kamuolį rungtynėse iš 8 metrų. Vasiliauskas nepataiko. Buika atkovoja kamuolį ir deda tašką Bulanovas šiose rungtynėse. Likus žaisti mažiau nei 7 sekundės, didindamas žalgiriečių persvarą iki 4. Giedrius Kurtinaitis dar prašo minutės pertraukėlės. Daugiau nei 6 sekundės dar ketvirtajame kėlinyje. Ir Omega Tauras pasistengs nubraukti tą menamą tašką, kurį prieš minutės pertraukėlę norėjo šiose rungtynėse padėti Majus Bulanovas. Ignas Juškevičius iš 3 taškų zonos, ne. Nedas Raupelis blokuoja Juškevičius metimą. 81-77 yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Dovydas Buika dar spėjo išmesti 3 taškų metimą, vos žengęs pro vidurio liniją. Kągi, žalgiriečiai iškovoja dar vieną pergalę 7bet nacionalinės krepšinio